kur dingo 100 000 kauniečių. Tūkstantis 989 metais vykusio gyventojų surašymo duomenimis Kaune gyveno beveik 420 000 gyventojų. Tada buvo kalbama, kad sparčiai augantis Kaunas po dešimtmečio pasieks 500 000 ribą, tačiau demografiniai procesai sparčiai pajudėjo į priešingą pusę. Statistikos duomenimis 2010 metų pradžioje mūsų mieste buvo likę tik 350 000 gyventojų. Taip teigia oficialioji statistika. Tačiau žinome, kad daugybė kauniečių deklaruoja savo gyvenamąją vietą Kaune, o gyvena ir dirba kitur. Todėl galima spėti, kad per nepriklausomybės laikotarpį Kaunas neteko beveik 100 000 gyventojų. Kur jie pradingo? Ką apie tai mano Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkė Ona Balžekienė. Kauno jaunimas dabar juokauja, kad ieškant darbo yra tik 2 pasirinkimai – Vilnius arba Londonas. Naujausios, didžiausios investicijos ir darbo vietos pastaruoju metu yra sukurtos tik Vilniuje. Vilniuje taip pat įsikūrusios visos valdžios institucijos, Vilniuje įsikūrusios didžiųjų korporacijų centrinės būstinės, bankų centrinės būstinės, taip kad Vilniuje jaunimui yra kur dirbti, yra kur pasireikšti. Kodėl nėra Kaune? Kodėl Kaunas nukraujavęs brangiausių turtų žmonėmis ir žmonėmis ne bet kokiais, bet išsimokslinusiais, jaunais, stipriais, darbingais. Kaunas yra universitetų miestas, turime daug talentingo jaunimo, tačiau dauguma mokslus baigusių jaunų kauniečių masiškai palieka mūsų miestą. Ką nuveikė miesto vadovai, kad sustabdytų nesibaigiantį Kauno kraujavimą? Ką daryti, kad jaunimas norėtų likti Kaune, čia kurtų šeimas, verslą? Miesto meras turi ne tik galvoti, kaip perkelti pinigus iš vieno biudžeto eilutės į kitą, bet pagrinde galvoti apie tai, kaip pritraukti investicijas į miestą, kaip pritraukti investicijas į Kauną, kaip padaryti, kad sustabdyti Kauno miesto kraujavimą žmonėmis. Kaip padaryti, kad Kaune prasidėtų tikrasis atgimimas.